Dabar visas dėmesys į Kauną ir čia reikia nutiesti tiltus į išsvajotąjį ketvirtąjį etapą. Svečiai ramiai kontroliuoja situaciją žalgiriečiai. Ai, kaip atsileido kamuolį Pavlovičius ir bus geltona kortelė. Štai taip, jau antrąją minutę. Tiksliau 74-ąją rungtynių sekundę. Stojasi ant kojų ir netgi VAR peržiūra. Štai taip. Oi. Atšaukiama geltona kortelė. Yra nelaimė. Tikra nelaimė. Kauno Žalgirį ištinka rungtynių pradžioje šalinamas iš aikštės. Damjanas Pavlovičius lieka mažiau. Turbūt tie skaičiai mums lyg daug nepasakės, o čia prismeikas iš toli. Štai taip, triokstrelėjo Dimitaras Vilkovskis. Gerai vertinamas šis legionierius, čia tolimas šūvis. Kuo daugiau tokių šūvių matysime, tuo daugiau darbo Tomui Švetkauskui, bet manau, kad mes tai galime priimti. Iš 30 metrų prieš tai pirmajame kėlinyje šovęs Jansonas. Laikomas brangiausio Žalgirio futbolinko, čia pavojus! Ir savo pasiekė Bulgarijos futbolininkai. Aikštėje po keitimo pasirodęs Antonijo Vutovas muša pirmąjį rungtynių įvartį. Pavojingoje zonoje ėmė kamuolį Antonijo Vutovas. Vutovas yra laikomas brangiausiu Arda žaidėjų. Čia geltona kortelė Antonui Tolordavai. Kartvelui reikia valdyti emocijas, aišku, pikta. Dabar po apie tolimus smūgius, čia tiesioginis skirtis ir švartų 200 000 eurų tokia jo vertė, o čia žalgiriečių išpuolis, bet šaibas. Nepavyko, turi Čogandze ir Batraore. Dokpoloras, smūgis ir regis lietė kamuolys. Šaibo galinis siuntinys, Čogandze klaidina savo oponentą, baudos aikštelėje Kartvelas ir kampinis. Hernandesas, bet atsimuša Arda. Ir aidi arbitro švilpukas. Pirmosios trečiojo atrankos etapo rungtynės baigėsi svečių naudai 1-0. Kerdžalo Arda įsiveža pergalę iš Kauno.